Labas rytas visiems, ankstyvas rytas visai. Sveikinu visus atvykusius, iš tiesų gan truputį ir netikėta, gan džiugu matyti, kad tiek daug žmonių susirinko. Aš esu Andrius, esu vienas iš konferencijos organizatorių. Kai praėjusiais metais organizavom konferenciją, kilo visokių abejonių ir neramumo, ar surinksim žmonių, ar yra besidominčių skirtai atvirų kodo GIS atvirais duomenimis. Bet praeitais metais pavyko visai neblogai, o šiais metais vėlgi abejojame ir surinksime daug žmonių po praeitų metų konferencijos. Tai tas, kad susirinkome praktiškai 1,5 karto daugiau žmonių, jūsų čia šiandien daugiau nei 160, tai rodo, kad iš tikrųjų GIS, atviro kodo GIS ir atvirų duomenų tema, nors jin ir yra labai siaura, nors Lietuvoje specialistų tuo dirbančių nėra labai daug, bet patrauklumas tos temos yra labai didelis. Ir šiandien girdėsime 15 pranešimų. Kol kas dar ne visi pranešėjai susirinko, bet tikiuosi bus 15, bet kadangi programa labai įtempta, tai manau, kad tą laiką pilnai išsidegsim ir bus 2 valandos mokymų, tai yra nuo 15 iki 17 valandos. Tie, kas yra užsiregistravę, dalyvaukite, kurie neužsiregistravę, dalyvaukite. Irgi tie, kas neatsisiuntė medžiagos mokymams, tai prie registracijos prieikite ir susikelsit kompiuterių medžiagą. Ir kaip ir minėjau, jūsų daugiau negu 160 ir iš labai įvairių institucijų ir organizacijų. Pirminė idėja apskritai organizuojant šitą konferenciją buvo tokios 3 naudotojų arba vartotojų grupės. Tai yra valstybinės institucijos, tos, kurios gali atverti duomenis, tos, kurios valdo duomenis, toliau mokslo institucijos ir tos, kurios iš duomenų gali padaryti naujų duomenų, kurios kuria inovacijas, ir verslas. Nes verslas yra tas, sakykime, variklis, kuris skatina valstybės institucijas atverti duomenis ir toks kaip ratas sukasi. Tai puiku, kad iš tikrųjų procentaliai jūsų pasiskirstė labai panašiai. Tai yra iš valstybės ir verslo institucijų 30% susirinkusių ir daugiau negu 40% yra iš mokslo institucijų, kas yra iš tikrųjų džiugu, kad ne tik Vilniaus universitetas, Kauno universitetas, Kauno kolegija, Šiaulių universiteto dalyvauja. Tai iš tikrųjų smagu, kad universitetai ir mokyklos, mokymo įstaigos taipogi čia apsilankė. Ką šiandien išgirsim? Vėlgi 3 tokios, sakykime, dalis, kurias atskirs per pertraukos. Tai yra, pirmoji dalis bus skirta daugiau atviriems duomenims ir jų šaltiniams. Antroje dalyje šnekėsime daugiau apie techniškesnius dalykus, tai kaip atviro kodo GIS programinė įranga, įrankius taiko įvairios verslo ir šiaip organizacijos, ką galima padaryti, kaip jos savo kasdienę veiklą realizuoja atviro kodo GIS sprendimais, taipogi kaip netgi labai sudėtingus uždavinius realizuoja su atviru kodu. Ir trečioji dalis atviras kodas ir verslas, atviro kodo GIS ir verslas, kur įvairios verslo įstaigos, didelės pasaulinių verslo organizacijų atstovai pristatys, kad ir tos organizacijos taipogi prisideda prie atviro kodo programų vystymo ir tos, sakykime, bendruomenės plėtojimo. Ir ilgai nešnekėdamas pristatau pirmąją pranešėją, tai Kartografijos centro profesorė Giedrė Becanytė, pristatys temą GIS Lietuvoje nuo įkvėpimo iki atvirumo. Ir nesuklysiu matyti pasakęs, kad Giedrė yra matyti žymiausia Lietuvos kartografijos moteris. Ir dar... Labas rytas visiems, varau šalin savo kolegą, kol dar nepasakė kažko įdomus. Bet ačiū Andriui už dalį informacijos, kurią norėjau gal pateikti ir savo pranešime, bet tada pataupysim laiką. Šiandien kalbu vėl kaip žmogus turbūt atstovaujantis 3 tas grupės ir iš tikrųjų įdomu, šitą renginį organizuoja Lietuvos kartografų draugija, tai yra visuomeninė organizacija, bet idėja gimė Vilniaus universiteto atviro kodo GIS darbo grupėje ir remia šitą renginį trečdalių Lietuvos mokslo taryba, tai yra kaip ir su mokslu susijęs renginys. Ir gerą trečdalį šio renginio remia verslas, kas man pasirodė iš tikrųjų įdomu.
Ir galvoju, reikia kažkaip taip ir pakalbėti įvadinėme pranešime. Kai pradėjau dėlioti pranešimo turinį, tos savokos, kurios turėjo atsidurti turinyje, man pasirodė tokios priešybės. Ir keletą tų priešybių aš išrašiau. Kai pagalvojame apie verslą, juk atviras kodas verslui tai yra konkurencija, o mes vietoj to, kad konkuruotume, kaip ir kooperuojamės, ar ne? Kai konsoliduojam viską, Geoportal LT, visi duomenys yra ten, tai yra konsolidacija, bet iš tikrųjų tai yra skirta dalymuisi. Vėl tos dvi priešybės, tarsi yra dvi to paties pusės. Kai ten yra žodelis Inspire, mano pranešimo pavadinime, Inspire tai yra Europinė direktyva, kas yra savaime labai neįdomu, biurokratiškai, ir jūs girdėjote neįdomų pranešimą apie RESRI konferenciją, tai atsiprašau tų, kas pamatys pakartotas kelias skaidrės iš jo, bet tos biurokratijos dėka gimsta labai efektyvūs ir gražūs sprendimai. Ir daugiau galima prigalvoti tokių priešybių: geografija, klasikinė, romantiška ir informatika, kuri labai dinamiška ir šiuolaikiška. Na ir tokia GIS Lietuvoje dialektika, bet dialektika tai yra mokslas apie vystymąsi. Jį tyrinėja priežastis, kodėl viskas eina į priekį, kodėl mes turim progresą, ir sako, kad to priežastis yra visame kame slypinčios priešybės. Du dialektikos dėsniai yra priešybių, vienybių ir kovos dėsnis. Vienas, kurį mes stebime nuolat Lietuvoje, ir tai yra gerai, kad taip yra. Tai yra variklis. Kitas dėsnis, jeigu prisimenat iš dialektinį materializmą, gal kas nors dar studijavo, gal jau nebe, bet tai nebūtinai siejama su dialektiniu materializmu. Kitas dėsnis yra kiekybės peraugimas į kokybę. Jeigu visko yra daug, tai neišvengiamai tai pavirsta kažkuo tai nauju. O tai, kas yra nauja, tai yra kūryba. Ir antras dalykas, apie kurį aš pagalvojau, ką reiktų parodyti, tai prieš keletą metų darytas skaidrė iš prieš keletą metų daryto pranešimo Vilniaus universiteto docento Dobilo Kirvelio, biofiziko, bet pranešimas buvo apie kūrybiškumą, apie kūrybinę klasę ir visuomenės raida, kur mes einame, kokie mes esame, iš kur mes atėjome ir kokie būsime po dar daugelio metų. Tai tendencija yra tokia, kad visuomenė keičiasi iš naudotojų visuomenės, kur yra gaminami produktai ir jie vartojami, per kapitalistinę visuomenę, kur yra stipri konkurencija. Mes jau esame turbūt atėję, praėję tuos etapus ir mes esame trečiajame visuomenės, kurią dažnai vadiname informacinę visuomenę, per daug nemastydami, kągi tai reiškia. Ir galime pagalvoti dar plačiau. Informacija savaime, tai būtų kaip produktas, dėl kurio galima konkuruoti ir iš kurio daryti pelną. Bet už jos yra žinios, kurias sukūrėme iš tos informacijos ir kuri yra turbūt pagrindinė vertybė mūsų dienomis. Mes einame į informaciją, į visuomenę, kurioje vertybė yra žinios ir kooperacija. Dar apie tą kaitą, iš kur atėjome, iš visuomenės, kurioje iš kapitalo darom pelną, atėjome visuomenę, kurioje iš žinių, iš informacijos mes darom inovacijas, kurių dėka auga ekonomika. Diagramose matom, žalia spalva yra svarbus sektorius. Per vieną dešimtmetį vos kaip pasikeitė dirbančiųjų dalis žalia spalva, taip vadinamose kūrybinėse industrijose, kuriam mes dažnai pamirštam, kad kūryba nėra vien tik tai meninė kūryba, tai yra ir mokslinė, ir techninė kūryba. Ir didelė dalimi švietimas yra taip pat ta pati kūryba. Ir šita dalis mūsų visuomenėje auga. Turbūt jūs visi galėtumėte čia susirinkusiai save priskirti šitai kūrybiniai klasiai. Kas yra kūrybiškumas? Ta pasakė, pirmasis pradėjo turbūt tyrinėti visuomenės kūrybiškumą ir kūrybinės klases Richardas Florida, jaunas amerikiečių mokslininkas, kuris pasiūlė štai tokius 3 dalykus, kurie yra neatsiejami nuo kūrybiškumo. Kūrybiškumas yra gerai. Tai yra galimybė kažką pamatyti, sugalvoti, padaryti kitaip, nestandartiškai, rasti sprendimą sunkioje situacijoje, tokį, kuris tikrai padėtų iš jos išeiti, tai nebūtų kiekybinis pokytis, o jau kokybinis. Ir būtent tos kokybės reikia, kad galėtų tiek verslas, tiek švietimas, tiek mokslas konkuruoti. Ir tie 3 dalykai yra technologija be abejo, be kurios mes vargu ar galime kažką tai gero padaryti, bet technologija kuria talentai, turi būti žmonės, kurie
turi gebėjimą. Tas gebėjimas yra toks paslaptingas, jis jo net nelabai išmokstamais arba yra, arba nėra, jį galima tik tai stimuliuoti. Turi būti talentai ir kad galėtų būti inovacija apskritai atsitikti ir tas vyktų efektyviai, turi būti tolerancija visuomenėje. Tolerancija viskam, kas yra nauja, kas yra neįprasta, kas kartais atrodo prieštaringa. Tai turi būti ir jeigu visą tai yra, mes tada galim stebėti besivystančią žinių ekonomiką. Šiek tiek įžvalgų žemėlapis Richardo Florido sudarytas 2013 metais kūrybiškumo indeksas. Būtų galima labai daug ginčytis, kaip jis pamatuotas, nes jis pamatuotas remiantis statistiniais rodikliais, kurie aišku neatspindi latentinio kūrybiškumą visuomenėje. Bet ką mes matom, kad Lietuva yra ten neblogai, dingo ratukas, kur aš buvau pažymėjusi, yra tas indeksas netoks ir blogas ir mes aišku norėtume, kad jis būtų kuo didesnis. Žemiau yra paveikslėlis, kuris rodo žmogaus amžiaus grafikė, ta kūrybiškumo kreivė, kuri standartiškai jos pikas, kaip matom, yra ne ankstyva vaikystė ir ne senatvė su savo visą patirtimą, yra jaunystė, tai yra žmonės nuo 25 iki 35-40 metų vieni tą piką išlaiko, jeigu pasiseka, šiaip jis neišvengiamai jau nedidėja su amžiumi. Ir vėlgi labai džiugu, kad šis renginys vyksta dėka tos grupės, tų mano jaunų kolegų, kuriems tikrai reikia padėkoti už begalinį kūrybiškumą ir norą dalintis žiniomis, kuriem reikia visada atleisti jų klaidas daromas dėl patirties neturėjimo, nes tai yra žmonės, kurie kuria mūsų ateitį. Dabar visgi apie atvirumą, apie šios konferencijos temą ir be abejo tolerancija slepia savyje atvirumą. Vėl jeigu pažiūrėsim diachroniškai kaitą svorio, vertybių, kainos, galų gale tų dalykų, kurių reikia, kad sukurtume kažką, tai jeigu paskutinis dešimtmetis praeito amžiaus buvo akcentai, ten buvo brangi technologija, tas pats kompiuteris kainavo brangiai, mažiau problemų buvo dėl programinės įrangos, dar mažiau dėl duomenų, tai tas svoris keičiasi ir piramidė verčiasi aukštyn kojom, jau 2000 metai visai kitas svoris, programinė įranga išliko svarbi ir brangi, bet labai įvertinti duomenys ir dabar mes jau dar labiau matom, jeigu prarasim kompiuterį, labiausiai bus gaila vis dėlto duomenų, ne programų ten įdėktų ir ne paties kompiuterio. Ir atsiranda, įgauna vis didesnę svarbą išreikštą. Viršutinis dalykas tai yra žinios, dėl kurių visą tai yra daroma ir mes kalbėsime šioje konferencijoje apie atvirumo aspektus tų dalykų. Na vėlgi techninė įranga, apie techninės įrangos atvirumą daug nepasakysi, jinai dabar yra pasiekiama, tik tai tiek, kad jinai kainuoja. Be abejo, kai žinom technologiją, mes galime ją tobulinti, bet tai nėra įdomiausias dalykas. Programinės įrangos atvirumas buvo tuo praeito amžiaus pabaigos iki 2010 metų labai didelis akcentas atviras kodas, dabar tai yra kasdienybė, labai daug kas jau jį naudoja, nenorėčiau sutikti, kad tai yra mažuma, bet visgi dabar dar svarbesnis atvirumas yra duomenų srityje. Ir keli aspektai duomenų atvirumo yra ne tik tai jų nemokamas gavimas, bet ir visų pirma pasiekiamumas viešai. Tikrasis atvirumas yra galimybė juos paimti, panaudoti, keisti taip, kaip noriu, kad gaučiau pridėtinę vertę. Ir dar yra vienas aspektėlis papildomi įrankiai, kurie palengvina tą procesą. Apie žinių atvirumą kalbėti kol kas ankstoka, tikiuosi, kad tai bus kitų metų tema. Sąsajos tarp jų. Vieno dalyko atvirumas stimuliuoja atvirumą kitur. Jeigu mes turim atvirą programinę įrangą, mes turim geresnės galimybės kurti inovacijas. Kiekvienas, kuris negali nusipirkti brangiai kainuojančios, jis vis tiek tą galimybę turi. Jeigu yra atviri duomenys, tai savaime aišku, juos galima pasižiūrėti, panaudoti ir naudojama taip pat tą programinę įrangą jiems apdoroti ir kurti produktams. Ir jeigu žinios yra atviros, kas yra sunkiausia, rečiausia galbūt dalinamasi know-how, bet ir timis žiniomis, kurios pasako, kągi daryti su tą visą turimą informaciją. Bet jeigu mes jas turim, tai yra dar didesnis noras naudoti atvirus duomenis ir tas ratas sukas ir viskas darosi vis geriau. Labai norėčiau paminėti tą Inspire direktyvą, kurios vardas, kurios akronimas išvertus reiškia įkvėpimas. Ir tai yra labai gražu. Vėl iš nuobodaus dalyko, tiesiog direktyvos, kuri verčia valstybės narės atverti duomenis, kurie reikalingi aplinkos politikai arba poveikia aplinkai darančiai politikai. Jinai priimta 2007 metais, galios tol, kol gyvensim mes ar kur kas ilgiau. Ir jinai yra įgyvendinama
teisės aktas, kuriame pasakyta, kad darykite tam tikrų kategorijų duomenys turi būti atviri. Toliau, kai pagalvojam, kokie duomenys turi būti atviri, daugiau ir mažiau, tai visi duomenys, nes beveik neįmanoma rasti kažką tai, kas nedaro poveikio aplinkai arba nėra susijęs su aplinkos politika. 34 temos, iš karto įpareigojimas valstybėm narėm, jų institucijom padaryti savo duomenys pasiekiamus. Turi būti galima kiekvienam sužinoti, kokie tie duomenys yra. Tai yra metaduomenų atvirų visiškai reikalavimas, kuris yra Lietuvoje visiškai gyvendintas. Naudojamas be apribojimų, tam tikrose veiklos srityse, vėlgi beveik bet kokią veiklą galima susijęti su ta sritimi. Harmonizacija, kad panaudoti būtų lengva ir kad būtų, reiškia, duomenys randami, matomi ir pasiekiami internetu. Visa tai yra atvirumas, tai yra duomenų atvirumas. Ką mes turim Lietuvoje įgyvendindami šitą direktyvą, tą daro valstybės įmonė GIS centras ir nacionalinė žemės tarnyba, kartu su Žemės ūkio ministerija, atsakinga institucija už direktyvos įgyvendinimą. Mes esame nuėję kelią nuo radimo informacijos apie duomenis, nuo metaduomenų, prie elektroninių paslaugų, kurios leidžia daugybę duomenų jau peržiūrėti nemokamai, praktiškai visus iš jų internete, naudoti įvairiais formatais su pasirinkta programinė įranga, nėra apribojimo, kad tai būtų vienintelės programinės įrangos skaitomi formatai. Ir šiuo atveju tikslas yra pačioje pas mane. Einame link visiško atvirumo, palyginimas tarpusavį, kurio metu išryškėja klaidos ir kitokie nemalonus dalykai. Tai irgi yra atvirumas, organizacinis atvirumas, pripažinimas, kad yra klaidos, kad jas reikia taisyti. Ir tai nėra taip jau blogai, kad jos matomos. Tai yra gerai, kad jos matomos. Ir galime įvertinti kokybę ir kalbėti apie trūkumus. Tai irgi yra atvirumas. Toliau, jau praktiniai aspektai, kaip padaryti, kad naudoti visą tai būtų kuo pigiau ir patogiau, čia mes dar nesame. Ten, kur norėtume būti, kai viskas yra, visi duomenys valstybės sukaupti, jos piliečių už mokesčių mokėtojų pinigus, kai jie visi yra nemokami ir patogiai naudojami arba jų kaina atitinka jų tikrąją vertę. Ir tai susijęs su galimybė kurti pridėtinę vertę, dar čia daug yra ką nuveikti ir naudoti jos sprendimą priimti, čia yra dar daugiau ką nuveikti, bet mes link ten einam. Kaip išnaudojame Lietuvoje Inspire direktyvos teisės aktų nuostatas, jos vertė sukurti dalykus, kurie yra tam tikrą prasme formalūs duomenų rinkiniai, kurie tarsi turėtų būti naudojami visoje Europos bendrijoje, dar neaišku, kiek jie ten iš tikrųjų yra naudojami ir mėlyni burbuliukai rodo metaduomenys, duomenys, elektroninės paslaugas ir duomenų teikėjų skaičių, kurie yra privalomi įgyvendinant direktyvą. Mes tam panaudojam, jiems panaudojam Europos struktūrinių fondų paramą, o šalia buvo toks gražus tikslas dar padaryti, kad būtų gerai Lietuvoje ir žali skrituliai rodo, jų plotas rodo santykį. Ką privalėjom padaryti įgyvendindami direktyvą, ką padarėm gero, kas iš tikrųjų naudojama Lietuvoje. Matot, kiek tai yra daugiau. Metaduomenų rinkinių, kurias naudoja Lietuvos piliečiai, verslas ir organizacijos. Ir duomenų teikėjų, 6 privalomi, bet beveik 40 arba jau gal 40, nes naujos sutartys vis pasirašomas organizacijų, kurios atveria savo duomenis Geoportal LT sistemoje. Priminsiu jau istorinę tapusią skaidrę, vietoj to, kaip reikėdavo anksčiau surinkti duomenis, dabar tą galima padaryti atėjus Geoportal LT ir tai yra žymiai lengviau ir paprasčiau. Dar geri dalykai teisės aktuose susijęs su atvirumu. Yra labai aiški pozicija, interpretuojant direktyvos nuostatas išsakyta, labai svariai raštais institucijoms grasinant baudomis už neįgyvendinimą. Tai yra įtraukimas trečiųjų šalių, kai anksčiau kalbėdavo, kad gal verslui nereikia duoti atvirų duomenų, nes Inspire direktyva kalba apie valstybės duomenis, tai aiškiai yra arba verslo duomenų nėra kur paimti, tai yra kur ir reikia, nes tai yra trečioji šalis. Ir kiekvienai trečiai šaliai, taip pat mokslui, švietimui, nevyriausybinėms organizacijoms turi būti suteikta galimybė dalyvauti atvirų duomenų mainuose. Antra nuostata, jeigu yra ribojama kažkaip duomenų prieiga, tai reiškia, jeigu jie ne visiems yra prieinami arba jeigu yra mokami, tai turi būti išaiškinta. Išaiškinta, parodant labai aiškiai, kaip nukentėtų visuomenės interesas, jeigu ribojam prieigą ir jeigu neribojam, kad visi galėtų pasverti, ar iš tikrųjų ribojimai yra prasmingi, tai matyt ribojimų turės mažėti. Ir trečias reikalavimas vengti bet kokių kliūčių tarp valdžios institucijų,
kurios gali apsunkinti prieigą prie erdvinių duomenų. Ir bet kokia kaina, bet koks pasiekimo sudėtingumas yra toks ribojamas ir jų turės anksčiau ir vėliau mažėti. Ką davė direktyvos įgyvendinimas 3 grupėms, kurios šiandien dalyvauja konferencijoje? Labai trumpai viešajame administravime. Neišvengiamai didėja darbo efektyvumas ir gerėja kokybė. Tai vyksta turbūt didelio streso valdininkams sąskaita, nes jiems reikia mokytis naujų technologijų, reikia įsisavinti naujus principus, bet vėlgi daugelis yra jauni žmonės, kurių kūrybiškumo potencialas tą leidžia padaryti. Ir atviri duomenys ir atviri GIS įrankiai internete leidžia labai daug sutaupyti. Tiesiog neperkant, neinvestuojant į kažkokią geležį ar programinę įrangą, kurį reikia nuolat palaikyti ir atnaujinti. Visą tai tiesiog internete. Vėlgi erdvinės informacijos infrastruktūros Lietuvoje dėka. Mokslui labai daug davė pati infrastruktūra kaip koncepcija ir duomenų atvirumas. Atviri duomenys keičia geografiją. Formuojasi geografinės informacijos mokslas, tai jau šiek tiek anksčiau, bet įtraukimas naudotojų, kurie nėra profesionalai, bet jiems įrankiai internete atsiranda ir nereikia kažko specialaus mokytis ir įsigyti tos brangios įrangos ir duomenys yra atverti, jie gali patys kurti dabartinę geografiją, tai yra paradigmos kaita geografijos moksle. Neminėsiu kitų mokslų, kuriuose stiprėja, atsiranda ir stiprėja ir auga geografinis aspektas, geografiškumo aspektas. Visi pradeda naudoti žemėlapius ir sekantis žingsnis iki to, kai visi pradės naudoti geografinių duomenų bazes, kurios dabar yra tarsi specialistų reikalas, bet tai atsitiks labai greitai ir visur, ir literatūroje, ir menuose. Jau žingsniai link to padaryti, mes matėm per ESRI konferenciją pranešimą praeitų metų. Ir didelis užsakymas mokslui, jeigu informacija yra atvira, tai ją reikia tyrinėti, norisi pasižiūrėti giliau, kurti naujas žinias. Didžiulis poveikis švietimui, vėlgi reikia pasidžiaugti sinergiją tarp verslo ir švietimo, kai pagaliau galbūt peržengiam barjerą, kai ne verslas skatina mokinius ir studentus mokytis GIS technologijų, bet jau galbūt atvirkščiai, jau ateina studentai ir parodo verslui, ką aš padariau ir ko negaliu padaryti, nes jūsų technologijos dar netobulos. Ir tai irgi yra labai gražus pokytis. Nauda verslui to, kad yra duomenys atviri ir programinė įranga atviro kodo, tai yra be abejo konkurencija, bet iš tikrųjų ją galima išnaudoti. Verslas gali naudoti atvirus sprendimus ir užsiimti kūrybą. Vietoj to, kad plėstų kažką tai kokybiškai, gali kurti inovatyvius produktus. Jis yra verčiamas kurti inovatyvius produktus ir tai irgi yra labai gerai. Čia tiesiog skaidrė, kuri iliustruoja, kad verslas tą greitai suprato ir Geoportal LT viešos paslaugos ir atviri duomenys ir įrankiai internete yra naudojami. Violetinis skritulio sektorius, pusė naudotojų valstybės informacinės sistemos yra verslas. Antroje diagramoje matot svorį žalio stulpelio palyginti su skaičiumi naudotojų, kaip intensyviai verslas išnaudoja Geoportal LT galimybės. Ir mes grįžtam prie to, tarsi susijungia visos priešybės į vieną ir tai, kas atvira, gali būti galų gale paprasta, jeigu mes mokysim ir padėsim, nes savaime atviras kodas nėra paprasčiausiai įsisavinama technologija. Galima suderinti komerciją, pridėtinės vertės produktus ir nemokamus sprendimus ir niekas gali nuo to nenukentėti, o iš tikrųjų visi išlošti. Gali labai nykus įpareigojimai pavirsti labai geromis galimybėmis. Konsolidacija veda prie dalymas ir biurokratija gali būti labai efektyvi. Tai ta džiugia gaida noriu ir užbaigti ir šiek tiek pažiūrėti į ateitį, kas bus kitais metais šitame renginyje. Tikiuosi, kad jis įvyks. Jis galbūt bus kitoks, kito formato, dar didesnis. Dar po keletą metų mes kalbėsime apie žinias, kaip pagrindinį, brangiausią mūsų turimą dalyką ir kalbėsime apie žinių atvirumą. Ir šiandien mes einam prie to, šiandien mes dalinamės tarp visų šitų visuomenės grupių, dalinamės labai naudingomis žiniomis, aš nebekartosiu, apie ką bus pakalbėta. Dar kartą noriu padėkoti verslui, kuris remia šitą renginį, ateina ir dalyvauja. Turim naują žaidėją Hexagon Geospatial, turėtų būti įdomus pranešimas. Be abejo, prisimename ESRI konferencijas, kurios labai daug duoda visuomeniai. Ir dar kartą sveikinu visus dalyvius, linkiu efektyviai pasidalinti žiniomis ir planuoti, kurti, generuoti idėjas naujiems renginiams O5 LT. Ačiū.
klausimus palikime pertraukai, nebent kažkas labai norės sutaupyti laiko ir palikti jo daugiau klausimams. Tik primenu, kad visomis skaidrėmis ir pranešimais bus pasidalinta, todėl ir renginys filmuojamas, taigi ir vaizdo medžiaga bus pasidalinta, todėl galite atsipalaiduoti ir ramiai gilintis į informaciją. Ir kad atvirais duomenimis jau dabar dalinamasi, puikiai atspindi kitas pranešėjas, tai yra Vilniaus savivaldybės atstovas Povilas Poderskis. Ir man tokia visada įdomi mintis kilo, kad vis galvojama, kaip padidinti valstybinių institucijų organizacijų skaidrumą. Tai atverti duomenis ir man atrodo, tuo metu viskas taps žymiai skaidriau ir viešiau. Tai vat, Povilas, trumpai. Sveiki visiems. Esu Povilas Poderskis iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Esu mero patarėjas IT ir atvirų duomenų klausimais. Naujas meras mūsų nusprendė, kad atviri duomenys yra prioritetinė sritis ir susirado mane, paskyrė mane atsakingų už tai ir mes dabar dirbam tą kryptim. Ir viena dalis duomenų, kurios mes atverinėjame, yra būtent gisiniai duomenys. Taip pat yra nemažai kitų duomenų, kurie neturi geografinės dimensijos, bet apie tai pakalbėsim. Taigi, pirmiausia, atviri duomenys ir kokie dažniausiai atsikalbinėjimai būna, kai mes kalbamės su valdininkais, kurie, sakykime, turi tos duomenys, yra atsakingi už juos, bet nenori dėl kažkokių priežasčių jų atverti. Ir dažniausiai tai mes ir susidarėm būtent su tuo klausimu, kam to reikia. Iš tikrųjų, šitas klausimas yra labai sudėtingas tam tikrą prasme, nes mes jį tikslaus atsakymo labai ir neturim. Tiesiog mes tiksliai negalim pasakyti, kam bus panaudoti tie vienokie ar kitokie duomenys. Mes žinom, kad mes galim nujausti, galim patys sugalvoti idėją, tikslą ar viziją, kur mes panaudotume vienokį ar kitokį duomenų masyvą, bet iš tikrųjų mes niekada nežinom, kokias galimybės atvers vienas ar kitas sluoksnis ar vienas ar kitas vektorinis failas su kokia nors informacija. Čia yra toks anekdotinis pavyzdys iš Niujorko berods, kai jie atvėrė sąrašą su geografinė dimensija incidentų kanalizacijos. Ir tai atrodytų kaip ir toks, niekam nereikalingas sluoksnis ir jis neturi kažkokios didelės vertės, bet kažkas uždėjo tą sluoksnį su Foursquare žemėlapiu ir pamatė, kad ten, kur yra daugiausiai incidentų su kanalizacija, ten yra didžiausia koncentracija kiniečių restoranų. Ir tada jie pradėjo tikrinti tos restoranus ir surado daug pažeidimų, tvarkant atliekas, riebalus pilant tiesiai į kanalizaciją ir panašiai. Tai miestas išlošė, o, kaip sakyt, toj situacijoje, tam galutiniam taške, kai jau jie rado pažeidimus, niekas negalėjo tiesiog numatyti, kad tie pažeidimai bus rasti, kad dėl to reikia atverti tos incidentus, kad mes surastume tą galutinį tašką, kuriame mes dabar esame. Tai ir visi kiti atsikalbinėjimai, kuriuos mes dažnai sutinkame, bet jie visi dažniausiai apeinami, jeigu neapeinami, tai galima tada bandyti išsikelti tam tikrus tikslus, kurie, kaip sakyt, galbūt būtų numatomi ir tada bandyti jau eiti tuo keliu, prisidengiant tais kokiais nors tikslais, remiantis gerosiamis praktikomis užsienyje ir gerais pavyzdžiais kitur. Tai 3 dalykai, kodėl mes patys savivaldybėje atveriam tos duomenis, tai galimybės būtent irgi verslui, akademijai ir visuomeniai, galimybės būtent kurti sprendimus, statyti kažką ant tų duomenų. Ir yra ir tų startuolių, kurie seniau atsirado ir kurie galbūt ateityje atsiras, ten, pavyzdžiui, kur gyvenu LT
sėkmingai naudojasi daugeliu atvirų duomenų ir Lietuvoje padarė savo pirmąjį portalą, toliau sėkmingai plečia į užsienio rinkas. Grįžtamasis ryšys, tai kai mes, sakykime, atveriame kokius nors duomenis, pavyzdžiui, yra sluoksnis atliekų konteinerių, kurie yra administruojami savivaldybės Vilniaus mieste, mes gauname grįžtamą į ryšį apie tai, kad, pavyzdžiui, vieno ar kito konteinerio toj vietoj, kur jisai pažymėtas, nėra, ar jisai dingo, ar kažką, ir mes galime tai ištirti ir išsiaiškinti, nes vis tiek pinigai yra mokami už to konteinerio priežiūrą, jeigu jo ten nėra, tai reikia tą problemą išspręsti. Kitas dalykas yra skaidrumas, ir čia, aišku, geografinė dimensija gal nėra tiek ypatingai svarbi, bet kadangi mes dabar daugiau dirbam su finansiniais duomenim, biudžeto, turto ir kitais, tai kaip skaidriai naudojamas turtas, kur pinigai keliauja ir visokie tokie klausimai, kurie kyla miestiečiams dažnai, pateikiami atvirų duomenų formatu ir galima tada tos duomenys jungti, vizualizuoti ir visai kitaip įvairiai su jais dirbti. Vienas čia tiesiog nuoroda, kur mes randame tos duomenys pas mus tinklalapyje. Taip pat turime GitHub paskyrą, kurioje keliame būtent duomenis CSV ir kitais formatais atvirai ir nuolat atnaujinam. Ir kas turbūt dalyviams šios konferencijos įdomiausia, tai yra atvirų duomenų portalas ESRI pagrindu ir jame yra sluoksniai, kuriuos mes kartu su Vilniaus planu atverinėjame. Tai dar truputėlį apie tai, kaip mes dirbam su Vilniaus planu. Mes nusprendėm, kad yra tam tikrų problemų, kurios kyla dėl įvairių kitų institucijų, ir mes nusprendėm, kad mes pirmiausia pasidarysim sąrašą duomenų, kuriuos mes turim, tada grubiai kalbant, žaliai pažymėsim tos, kuriuos atversim, ir geltonai pažymėsim tos, kuriuos laikysim pas save ir neatversim, ir tai stengsimės visiems iškomunikuoti. Neatversim tam tikrų sluoksnių dėl to, kad juos kainuoja ypatingai daug palaikyti, juos iš mūsų perka ir verslas, ir kitos institucijos, ir jie reikalauja ypatingo tikslumo ir daug įvairių kitokių priežasčių. Tai, aišku, visą tai yra diskutuotina, nes, sakykime, man galbūt nelabai gerai suprantančiam apie visas tas būtent technologinės, geografinės tikslumus ir panašiai mane galima labai gerai įtikinti apie tai, kad vienas ar kitas sluoksnis ten sunkiai palaikomas, bet jeigu, sakykime, kažkas nuspręstų, kad tai yra nesąmonė, kad tai sunku palaikyti ir panašiai, tai mes visada apie tai diskutuojam ir stengiamės įtraukti bendruomenę, kad mums pasakytų, kaip iš tikrųjų yra. Kažkaip vienos skaidrės trūksta, bet gal jinai bus kažkur. Tai, kaip sakyt, atviri duomenys, tai toks jų formatas dažniausiai būna ir mes stengiamės, kad būtų atskiriama, kas yra patys duomenys ir kas yra jų panaudojimas, nes tai, ką radom savivaldybėj, kai tik atėjom, tai tiesiog yra puslapis Vilnius.lt, atviri duomenys ir ten pateikti tie CSV failai ir Exceliai ir sakykime, paprastas pilietis, kuris laikosi Vilnius.lt, jis randa tą CSV failą ir ten yra poligonų kokia nors informacija ir jisai jos nesupranta, jis tada nemato nei naudos, nei nieko, bet kai mes atskiriam tą informaciją ir patalpinam į fizinį portalą arba į GitHubą, ten mes būtent alokuojam ją specialistam, o visur kitur dedame panaudojimo atvejus. Tai keletas pavyzdžių, ką mes turim GIS portale, tai medžių būklė,
reikalai su medžiais, triukšmai, tarša. Turim adresus, bendrojo plano, visus tos ruošinius ir gatves, privažiavimus, dar keletą čia išėjai tualetai jaunimo veikla, Wi-Fi zonos. Pilnas sąrašas, ką mes ruošiame, būtent ką mes stengiamės, ką mes atidarysime ir ko mes neatidarysime, čia kur minėjau, žaliai ir geltonai pažymėta, tai yra toje nuorodoje. Tiesiog Google dokumentas pakurtas ir mes po truputį atverinėjom tos sluoksnius, keliame juos į tą portalą ir tenai žmonės gali juos rasti. Tai, sakykime, jeigu iš tų duomenų, kurie jau yra atverti, tarp kurie yra atverti, bet, sakykime, nerandate kažko, galite pasitikrinti dokumente, ar tai egzistuoja ir ar tai planuojama atverti, o jeigu ne, tai tada galite kreiptis į mus argumentuotai, bandydami mus įtikinti, kad atvirumo reikia daugiau ir tas sluoksnis, kuris pažymėtas kaip neatvertinas, tai mes jį tada svarstysime ir bandysim atverti taip pat. Taip, tai GitHub'e taip pat turime nemažai duomenų. Kai kurie jie turi geografinės dimensijas, bet tiesiog CSV formatu ir neuždėti ant žemėlapio. Taip pat, kaip sakyti, norisi, kad būtų pasiekiami, plus čia vyksta automatinis atnaujinimas, kur mes turim, sakykime, ar tai ten tarp partnerio, ar Favaso sistemą, ar darbo užmokesčio kokią sistemą, ir iš jos pastoviai tiesiog atnaujinam tą informaciją automatiniais džobais iš savivaldybės serverių, kas naktį, ar kas savaitę, ar kelis kart dienoj, kaip ten patogiau būna. Tai panaudojimų pavyzdžiai, būtent aš visada akcentuoju tą atskirimą, kad mes talpintume vienoje vietoje duomenis ir atskirtume, kad tai yra duomenis, kurie skirti specialistam. Prašau, imkite juos ir naudokit ir kai jau kas nors imasi ir panaudoja, tai mes pateikiam panaudojimo pavyzdžius. Tai jeigu mes matėm tą CSV screenshotą, kuris yra iš biudžeto duomenų, tai, kaip sakyt, panaudojimas, visi suprantam, kad tai yra kažkokie gražesni paičiatai, kažkokios tai schemos, vizualizacijos ir panašiai, arba tiesiog nekilnojamo turto žemėlapis, kuris yra naudojamas savivaldybės. Mes irgi Esri toolsais, Esri įrankiais kuriam tos žemėlapius patys savivaldybei ir tuos sluoksnius palaikome. Tai šitoj vietoj Vilniaus plano kartais neprisireikia, tiesiog patys susidėliojam tos taškus pagal duomenis, kurios turim iš finansinių sistemų ir panašiai. Va, tai netolimoje ateityje mes planuojam pasidaryti antrą versiją interaktyvaus žemėlapio. Dabartinė versija, jinai tokia, kaip pasakyti, morališkai pasenus ir nėra taip ypatingai paprastai palaikoma. Mūsų noras yra pasidaryti taip, kad tas interaktyvus žemėlapis būtų maitinamas būtent atvirais duomenim, kad mes tuo pačiu, kai atveriam kažkokį sluoksnį, jisai iš karto yra talpinamas į interaktyvų žemėlapį ir tenai yra lengvai pasiekiamas ir atnaujinamas. Daugiabučių namų administratorių sluoksnis aplinkos apsaugos departamento bus kuriamas ir naudojamas ir tenai bus galima pamatyti, kaip gerai dirba daugiabučių namų administratoriai ir kaip jie gerai susitvarko su savo užduotim. Sniego valymo ir kelio barstymo mašinų žemėlapis realiame laike rodys, kur važinėja grindos automobiliai, valo sniegą, barsto kelią. Taip pat turime duomenis apie mokyklų ir kai kurių darželių šilumos rodiklius, tai yra
būtent ten šilumos sunaudojimas, temperatūra patalpose ir panašiai. Ir sakykime, šitas atvejis yra įdomus tuo, kad jis dar nėra atviras, mes link to einame, bet sakykime, vienas iš tų atvejų, kai mes matome tam tikrą riziką, nes daugelis mokyklų būtent stebėjimo sistemas šitų duomenų gavo, kai atliko renovaciją. Ir jeigu tie duomenys bus atviri ir būtent nebus tose mokyklose išpildyta tos normos, kurios turėjo būti išpildytos po renovacijos, tai ten gali būti atveju ir dėl europinių pinigų grąžinimo ir panašiai, bet kaip sakyt, tą riziką mes prisimsim ir bandysim atverti ir iš kitos pusės tiesiog, jeigu ten ta renovacija blogai atlikta, tai kaip ir tada reikėtų ir tvarkytis, nes apsimesti, kad viskas gerai ir tiesiog slėpti po kilimu tos faktus, kad ten iš tikrųjų yra šalta tose mokyklose ir panašiai, tai nėra teisingai. Ir ten taip pat yra apie, bandysime iš Lesto ir Vilniaus vandenų paimti apie vandens, elektros sunaudojimą ir matuoti tam tikrus rodiklius, kaip gerai ar blogai tvarkosi mokyklos, ar atitinka higienos normas ir panašiai. Ir dar daugiau atvirų duomenų, tai kas yra tam dokumente, kur mes esame įsivardinę savo sluoksnius visus, kuriuos turime, palaikome ir kaupiame, tai juos visus atvirinėsim ir pateiksim visiems bendrai naudojimui. Kaip sakyt, bandysim ta prasme, esam atviri bendradarbiavimui su visais, net ir su Regija, jeigu jie labai norės, duosim tai, ką duodam visiems. Bet esminis dalykas yra tas, kad apsibrėžiam ribas, ką atiduodam, ką pasiliekam savo ir palaikom, iš ko bandom kažkiek uždirbti ir išgyventi. Tai va, bendrai tai vizija yra Vilniaus tapti atviriausių miestų pasaulyje, gal pradžiai Baltijos šalyse ar Europoje ar kur nors kitur. Ir šią viziją vadovaudomėsi bandome ir eiti. Užvakar įvyko pirmas renginys pačioj savivaldybėj Code for Vilnius ir tenai mes taip pat kursime keletą žemėlapių, kuriuose panaudosime tiek atvirus, tiek būsimus atvirus duomenis iš įvairių registrų ir socialinių tinklų. Taigi, kaip sakyti, ten bandome suburti bendruomenę, kuri nuolatos aktyviai domėsis tuo ir labai svarbu turėti ratą žmonių, kuris gali būti ir kaip ankstyvi testuotojai, kurie paimtų tos duomenys, peržiūrėtų, pasakytų, ar jose yra klaidų, ar jie įdomus, ar su jais kas nors gerai, blogai ir panašiai. Tai kviečiu visus, jeigu turite minčių Vilniui, ką dar būtų galima atverti, paimti iš kitų institucijų, suintegruoti, padaryti paprasčiau, tai rašykite atviras@vilnius.lt ir, kaip suprantu, dar lieka laiko kažkiek klausimams, tai labai kviečiu klausti, jeigu norite. Prašau. Labą. Aš noriu pasiteirauti dėl kelio ženklų informacijos. Ar jūs turit sukaupę kažkokį duomenį kelio ženklų, ar duomenis planuojat? Geras klausimas, reikės tą dokumentą pažiūrėti. Neatsimenu atmintinai, bet jeigu tos duomenys turime, tai manau, šitai nebus problema tai padaryti. Ar tada vienas klausimas būtų dėl planuojamų kažkokių gatvių uždarymų, dėl darbų, dėl Tai šita informacija yra kaupiama Šviesoforo.lt ir miesto ūkio departamentas tenai yra įpareigotas tą informaciją suvedinėti. Ir iš Šviesoforo.lt taip pat bus gaminamas atvirų duomenų šaltinis ir ten jau dabar yra web servisas, per kurį galima pasiekti dalį tos informacijos, tik tai
neturėjo rankos patikrinti, kiek ten detaliai atiduodame viską ir kaip išpildyti pilnai, kad visa ta informacija, kurią ten suvedam, būtų atvira, bet taip buitiniam naudojimui tai šviesoforo LT kaip ir tinka, tam yra visa ta informacija apie uždarytus kelius ir pranešimus apie kažkokius tvarkymus, nesklandumus keliuose ir panašiai. Dar klausimų gal? Ne? Taip, gerai. Iš tiesų, kaip viena savivaldybė gali atspindėti visą tą mintį, visą logiką atvirų duomenų dalinimuose. Ir aš net neabejoju, kad Vilnius taps atviriausiu miestų pasauliu ir labai tikiuosi, kad paskui Vilnių paseks ir kiti miestai, nes yra ką sekti ir iš ko mokytis. Ačiū Povilui. Ir kitas pranešimas. Pristatys Lietuvos automobilių kelių direkcija, pristatys naują savo projektą Visi maršrutai LT ir kokius atvirus duomenis teikia Lietuvos automobilių kelių direkcija. Kas iš tiesų labai džiugu, kad jau šią savaitę pradėjo bendradarbiauti. Atrodo, pats projektas naujas, bet jau atvirų duomenų ir atviras žemėlapis OpenStreetMap jau spėjo pradėti naudotis atviri maršrutai, Visi maršrutai LT projekto rezultatais. Tai vėlgi pavyzdys, kaip valstybinė institucija sukūrusi projektą, sukūrusi įdomų projektą, sukūrusi įdomių duomenis, juos nekaupia, nesaugo, mes slepia kažkur, o iš karto visais galimais būdais juos atiduoda. Taigi, Laurinai. Labą dieną. Šiandieną norėsiu papasakoti jums apie kelių direkcijos informacinės sistemas, kokius duomenis mes tenai tvarkome, kokiais duomenimis dalinamės ir kuriais planuojame dalintis. Naujausias mūsų projektas, kaip jūs ir minėjo, yra viešojo transporto kelionės duomenų informacinė sistema, vadinasi Vintra. Ją kūrė Susisiekimo ministerija kartu su VKTI ir Lietuvos automobilių kelių direkcija. Projekte dalyvavo daugiau kaip 100 partnerių, daugiau kaip 100 dalyvių, tai vienu 60 savivaldybių, kurie turėjo suvesti duomenis, tik kelios savivaldybės turėjo tas automatinės duomenų mainų priemonės, likusioms reikėjo suvesti tos duomenis per sistemą, Smiltynės perkėla, Lietuvos geležinkeliai, oro uostai ir kiti vežėjai. Tai kartais žmonės klausia, ar čia yra dar vienas maršrutų planavimo servisas, dar vienas Trafi LT ar kažkas panašaus. Taip ir ne iš tikrųjų. Taip, nes yra tas funkcionalumas, yra maršrutam planuoti funkcionalumas ir galimybė, bet iš kitos pusės tai yra daug plačiau. Pagrindinis tikslas viso šito projekto tai buvo surinkti duomenis iš tų savivaldybių, iš tų mažų vežėjų, kurie iki šiol neturėjo, gal ir turėjo, tų duomenų niekur neteikė ir čia buvo didžiausias iššūkis. Čia vis dar yra didžiausias iššūkis, nes tie duomenys dar yra tvarkomi, kaupiami ir, nežinau, tikiuosi gal iki metų pabaigos turėsime jau kažkokį tokį apčiuopiamą galutinį variantą. Šito projektu buvo tikimasi prisidėti prie efektyvesnio viešo transporto infrastruktūros išnaudojimo. Leisti žmonėms palyginti kelionę viešuoju transportu su kelionę privačiu automobiliu. Šiaip propaguoti viešąjį transportą kaip gerą, pigę ir patogią keliavimo rūšį. Kad žmonės atėję į stotelę visada surastų savo autobusą, traukinį, troleibusą, kad kelionės metu galėtų žinoti, kokie persėdimai, kokie kiti autobusai, troleibusai jų dar laukia, kad atvykę į stotelę galėtų lengvai susirasti informacijos, kadagi dabar artimiausias autobusas, kiek čia man reiks laukti. Na ir šiaip, kad visa ta kelionė viešų transportų būtų smagi, teiktų džiaugsmą ir malonumą ne tik planuojant kelionę, bet ir pačios kelionės metu.
Kita dalis tai pačioms institucijoms tos maršrutus derinančioms ir planuojančioms, kad susiderintų, tarkim, viena savivaldybė savo maršrutus su tolimojo susisiekimo maršrutais. Kad nevažiuotų vienas autobusas po kito, kad savivaldybės galėtų įvertinti savo kaiminės savivaldybės maršrutus ir tada pagal tai pakoreguoti galbūt savo grafikus. Visa ta informacija surinkta ir visa ta informacija yra skirta dalintis. Tai, kaip Andrius ir minėjo, labai geras pavyzdys yra projektas OpenStreetMap ir esame labai jums dėkingi už tai, kad esat pirmieji, kurie paėmė šitos duomenis ir už tai, kad iš jūsų gavom atgalinį ryšį. Tai ypatingai ačiū Tomui, kuris mums parašo, kad ten pavadinimas gal kažkoks yra neteisingas, galbūt ten stotelė kažkaip ne toj vietoj turėtų būti. Tai iš tikrųjų labai ačiū, nes ta informacija naudinga ir tokiu būdu mes greičiau galime savo duomenys susitvarkyti, patikslinti ir judėti priekį link tos geresnės kokybės. Puslapis pasiekiamas yra šiuo adresu, visi maršrutai LT, o kompiuteryje per naršyklę jisai atrodo taip. Kairėje pusėje turime maršrutam planuoti skirtą nustatymo dalį ir žemėlapis. Puslapio dizainas yra angliškai responsive tipo, jisai prisitaiko prie įrenginio, tai mobiliam telefone jisai susispaudžia ir tada galima šokinėti per atskirus langelius, ar įsijungti žemėlapio, ar įsijungti maršruto aprašymo langą. Tai yra nauja sistema, iš tikrųjų startavo tik spalio mėnesį, be duomenų kokybės klausimų yra galbūt ir kitų ten problemėlių, kitų smulkmenų, kurios gal ne visada idealiai suplanuoja maršrutą. Todėl, jeigu pastebėtumėt kažkokių tai sutrikimų, kažkokių tai netikslumų, labai lauktume iš jūsų tos informacijos adresų pagalba visi maršrutai LT. Tai tikrai padėtų mums pagerinti šio produkto, šios sistemos kokybę. Kas toliau? Artimiausiai ateityje planuojame papildyti paiešką lankytinų objektų sąrašo ir toks jau didesnis žingsnis, tai būtų galimybė įsigyti kelionės bilietą, tarkim, per skirtingas transporto rūšis, o šioje vienoje sistemoje. Aha, dar nepasakiau vieno dalyko, tai vėlgi kaip ir atvirų duomenų, turbūt vienas iš teikimo tikslų, tai yra verslo kažkokių startupų, šiaip produktų skatinimo. Tai vėlgi projekto metu buvo tikimasi, kad tai tas duomenų teikimas, surinkimas jų vienoje vietoje ir po to atidavimas kažkiek galėtų prisidėti prie šitos srities aplikacijų augimo, kažkokių paslaugų augimo. O dabar antroji mūsų sistema, tai eismo informacinės sistemos vieša svetainė, kurį čia matote. Ir taip pat buvo atnaujinta visai neseniai, truputį pasikeitė dizainas, pasikeitė kažkiek funkcionalumas. Sistema daugiausiai skirta pasižiūrėti kelių oro sąlygas, eismo ribojimus, kitą aktualią informaciją. Keliuose yra virš 100 meteorologinių stotelių, kurios priklausomai nuo kelio svarbos, kas 5, kas 10, kas 15 minučių teikia duomenis apie tai, kokios yra sąlygos. Šlapia, slidu, sausa, sninga, vėjuota ir panašiai. Yra netoli 300 kamerų, kur galima galbūt kartais dar geriau įvertinti, kokios iš tikrųjų tos oro sąlygos ir kas ten keliai darosi. Taip, turime netoli 200 eismo intensyvumo skaitiklių, kurie taip pat padeda, tarkim, prieš kelionę įvertinti situaciją ir galbūt pasirinkti tinkamiausią maršrutą, nes jeigu matome, kad sutrikęs eismas ir, tarkim, tie eismo intensyvumo skaitikliai rodo ne tik kiek transporto pravažiavo, bet koks yra vidutinis greitis, tai jeigu žadate važiuoti prie jūros penktadienį,
pasižiūrite, kad magistralėje greitis yra tik 50 km/h, tai galimai ar dėl darbų, ar dėl eismo įvykio galbūt verta pasirinkti kažkokį tai kitą kelią. Bandysiu trumpai parodyti. Tai dabar trumpai apie pačią svetainę, jau sakiau, oro sąlygos, bet yra ir kiti, manau, daugeliui naudingi dalykai, tai būtų eismo apribojimai keliuose. Eismo apribojimai sudėlioti pagal darbų tipą, nežinau, tai gal ne visiems aktualu, bet yra atsiradęs naujas dalykas, vadinasi eismo apribojimai visi pagal ribojimo tipą. Tai tarkim, jeigu jūs vairuojat lengvai automobilį, gal jums visai neaktualu, kad ten kažkoks tiltas ir ribojama masė iki 20 tonų. Tai šiuo atveju galėtumėt susirasti, planuodami maršrutą, jums aktualius ribojimus, pasižiūrėti, kokie gal darbai vyksta, ten greitis ribojimas ir pagal tai pakoreguoti savo planus. Kitas dalykas, kurį mes esame čia įdėję, tai yra planuojami ir vykdomi darbai. Tarkime, gyvenate jūs Ariogaloje ir jums įdomu, ką kelių direkcija planuoja arba vykdo jūsų mieste arba netoli jūsų. Tai, tarkime, šioje vietoje yra tik tai kaip taškiniai objektai sudėta, bet tai nebūtinai taškiniai, čia gali būti ir linijiniai. Ir galite pasižiūrėti, ar ten eismo saugos kažkokie objektai, ar projektavimo kažkokie darbai vyksta, ar gal asfaltuojamas kažkoks tai žvyrkelis ir panašiai. Tai tokia naudinga informacija. Naujas dalykas, kuris atsirado šiandien ryte, kažkio. Žiūriu, kad netelpa į ekraną. Čionai toliau už vaizdo kamerų turėtų būti kitas mygtukas, kuris vadinasi atviri duomenys. Aha, ačiū. Tai čia yra keletą CSV failų ir taip, kolega turėjo įdėti. Mes teikiame dabar tą visą eismo informaciją dviem būdais. Tai profesionalam daugiau yra naudojamas standartinis DATEX 2 protokolas, kuriuo teikiama informacija nuolat apie eismo sąlygas bei apribojimus. Pamanėme, kad būtų gerai teikti tuos duomenis ir kiek paprasčiau, tai šitoje vietoje prie atvirų duomenų turėtų būti nuorodos į tos servisus, kurie sugeneruoja visą tą atvirų duomenų eismo sąlygų informaciją. Tai aš dabar jos nematau, bet matyt, šiandien vakare jinai čia atsiras. Gerai, štai čia šitą tiek. Taip. Kaip jau sakiau, duomenys, eismo informacijos duomenys šiaip paprastai teikiami DATEX 2 formatu, pasirašant sutartis. Kol kas į mus kreipiasi apie 20 suinteresuotų, tai daugiausiai privatus kažkokie, atsiprašau, juridiniai asmenys. Pasirašėme tiesą sutartį su Google dėl duomenų teikimo per Waze navigacijos programėlę. Atiduodame duomenis HERE žemėlapių gamintojams. Kitiems suinteresuotiems asmenims, tarkim, yra nemažai augalų augintojų, nežinau, ar šiltnamius, ar ką jie ten turi, jiem irgi įdomi ta informacija apie oro sąlygas.
Tai, kaip jau sakiau, nuo šiol tų sutarčių galima bus išvengti, jeigu jums reikia paprastai, tai visą tai galėsite rasti prie atvirų duomenų kortelės. Čia taip pat yra adresas, jeigu kiltų kažkokių tai klausimų ar problemų. Ir trečioji mūsų informacinė sistema, paskutinė, kurią noriu šiandien aptarti, tai yra turto apskaitos informacinė sistema, kelių turto apskaitos. Tenai mes kaupiame tiek kelių ašinės linijas, dangas, informaciją apie tiltus, informaciją apie kelio ženklus, pralaidas, atitvarus, kitus kažkokius smulkesnius objektus, taip pat statistiniai duomenys, eismo įvykių informacija, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ir panašiai. Tai šitie duomenys taip pat yra, kaip sakyti, jais dalinamasi, bet iki šiol tai dažniausiai būdavo taip, kad jeigu mes gauname prašymą, mes tos duomenys patikėme. Tokio kažkur tai internete pakabinto duomenų rinkinio nebuvo, tik tai nedidelė tų duomenų dalis. Čia vėlgi ačiū projektui OpenStreetMap, kurie gavę iš mūsų kelio dangų informaciją, mums pateikė vėlgi savo pastebėjimus apie galimus netikslumus, apie kažkokias klaideles, tai vėlgi ačiū Tomui. Kur link mes judame ir mūsų planai dabar? Tai visą tą atvirų duomenų arba duomenų, kuriuos mes linkę dalintis rinkinį, žadame įsidėti į Argis online atviriem duomenim, dalinti skirtą paskyrą. Planuojame, kad jinai startuos nuo sausio 1 dienos ir tenai galėsite surasti ne tik kelio objektų, ne tik eismo informacijos, bet ir viešų maršrutų, reiškia visų šitų 3 sistemų duomenys. Tai tas bendradarbiavimo tarp duomenys atiduodančio ir duomenys gaunančio yra labai geras pavyzdys, kad organizacija pajunta naudą, kad iš tikrųjų verta duotis. Dažniausiai tai duodam, jie kažkur ten kaip išulniai krenta ir nieko nežinai, kas su jais vyksta. Bet jeigu gauni atgalinį ryšį ir dar net gauni pastabų apie klaidas, tai yra labai gerai, tada mes matom, kad kažkas su jais vyksta, matome, kad mes galim savo kokybę pagerinti, ir reiškia judam į priekį. Tai ačiū labai, tiek iš manęs. Iš tiesų vyksta, kaip matome, ir atviri portalai kuriasi ir duomenys tampa vis atviresni. Tiesų, nekartą paminėtas OpenStreetMap ir gal kas nors jį tik tai iš truputį yra girdėję, gal ne visai žino, kas tai ir tai jums gali padėti jau Laurino minėtas žmogus Tomas. Tomai, pamojuok, ir tave gali kreiptis dėl OpenStreetMap projektą, jeigu susidomėjot ir nežinot ką, tai Tomas visada gali jums apie jį papasakoti. Kitas pranešimas vėlgi valstybinė institucija, portalas ir statistiniai duomenys. Statistiniai duomenys nebejotinai yra viena pagrindinių dedamųjų apskritai atliekant GIS analizę. Ir, sakykime, Lietuvos statistikos departamento turimi duomenys, man atrodo, nepelnytai truputį yra pamiršti, kad juos gali kiekvienas pasimti, pasinaudoti ir gerų formatu. Ir Jana pristatys trumpai. Oi, atsiprašau, jau. Jana. Mūsų portalo, kažkas prisimins tą portalą, kažkam bus gal naujas, tai yra dalykas.
Ir iš esmės portalas irgi, pats žodis portalas reiškia, kad tai yra suvažiavimas visų duomenų. Jis kažkokiu, galima sakyti, kažkokiu turi panašumą su geoportalu, nes geoportalo pagrindinė idėja, kad iš visos Lietuvos duomenys GIS ateitų į jį, o oficialiosios statistikos portalo idėja irgi ta pati, kad visi oficialiosios statistikai duomenys būtų ateitų į mūsų portalą. Tai kad šitam portalė galima bus rasti ne tik statistikos departamento duomenys, bet ir kitų institucijų. Jau yra, kurie teikia ir tai galima pamatyti. Vėlgi, duomenys, kaip ir sakėm, turi būti lengvai pasiekiami ir kažkokią turėti geografinę vietą. Tai iš tikrųjų tokių duomenų pas mus yra pakankamai nemažai ir juos visus galima pamatyti, aišku, rodiklių duomenų bazę. Tai bet kokį duomenį statistinį, kurie yra, tai galima bus pamatyti čia. Tai yra tam tikra aplikacija, kuri leidžia mums pasirinkti tuos duomenys. Ir aš pabandysiu, irgi buvo ką tik apie transportą, tai irgi pabandysiu pavystyti tą temą truputį ir pasirinksiu transportas ir ryšiai, kelių transporto rodikliai pavyzdžiui ir kelių transporto priemonių rodikliai. Kaip matom, vėlgi, kad nepasimesti duomenys, mes galim, jeigu nežinom, ko mes norime, mes galime eiti per visą duomenų bazę ir žiūrėti, ieškoti, ką mums kažkas įdomaus. Jeigu mes tiksliai žinom, ko norim, tai vėlgi galime per rodiklių sąrašą, per paiešką suieškoti ir bandyti ieškoti to, ko mes norim iš karto. Tai mes matom prie visų tų duomenų kažkokie ženklų yra. Vieni nurodo iš tikrųjų tai yra informaciniai. Tai yra kas atsakingas už tas duomenis, kada jie buvo paskutinę kartą skelbiami, bet tai, kad mes šnekam truputį apie GIS-ą vis tiek, tai mums svarbi būtent va šitą ikoną. Tai rašo, kad GIS rodiklis, iš esmės tai reiškia, kad tai yra tie duomenys, kurias galima sujungti su geografinė vieta. Tai bus duomenys arba pagal apskritis, arba pagal savivaldybės, nes šitoje didelė duomenų bazė, didelesnių duomenų, didelesnių lygmens nėra saugomi, jie yra truputį kitoje vietoje. Bet iš esmės, kaip sakiau, man tai tenkina tas, kad tai yra GIS rodiklis ir aš pabandysiu pasirinkti būtent šitą lengvų automobilių skaičius ir tenkantis 1000 gyventojų, nes statistika dažniausiai sąlyginė, kurį aš skaičiuojama, tai dažniausiai būna įdomiausia iš tikrųjų. Ir kaip tai vyksta? Iš tikrųjų, ir kaip kad parodysiu, kaip galima pasiimti tos duomenis po to pas save, nes iš pradžių reikia vis dėlto pasirinkti. Tai, kad mus domina administracinis rodiklis, tai aš pasižiūriu ir tiesiog čia galima pasižiūrėti, pagal ką mes turim tos duomenis, pagal kokią administraciją, bet pasiimsiu paprašiau, pagal visas reikšmės tiesiog. Nurodysiu, kad noriu matyti jūs. Ir laikotarpį. Nes, kaip sakoma, suvokiama geriausia tai yra per pavyzdžius, tai vat ir bandau. 13 ir 14 metų. Vėlgi patikrino pasirinkimą visi įvykdyti, įrodyti. Tam, kad pasiimti duomenis, mums reikia iš pradžių suformuoti lentelę, pasižiūrėti, ar mums jinai tenkina tokio, kokią mes ją pasirinkom. Ir dabar truputį palauksim, ir mums suformuos lentelę. Viskas, aišku, priklauso nuo interneto greitumo. Ir pasižiūrėsim, koks jis greitas šiandien čia pas mus. Susiformavo lentelę. Vėlgi, kad geriau ją matyti, mes galim per nustatymus kažką pakeisti ir aš laikotarpį tiesiog permesiu į kitą pusę ir pasižiūrėsiu, ar vis dėlto yra taip, kaip yra. Kaip ir sakau, 2 rodikliai, 2 metai, galima lyginti kurios. Jeigu mes norim viską pasimti pas save ir pas save daryti desktopą, nes mes žinom, kaip turi atrodyti mūsų projektas, kaip tie duomenys išdėlioti ir visą kitą mes galim parsisiųsti per save, per eksportavimo mygtuką ir iš tikrųjų yra aibė duomenų, Excelis, CSV, kurias vadinom ir kiti TXT, kurias priima GIS-as ir tiesiog tai galima patvarkius viršutinę dalį, kad GIS vyriau suprastų, pasimti pas save desktopą ir šitų duomenų jungti jau per Join komandą, sujungti su erdvinė informacija ir taip turėti statistiką jau pas save. Kitas variantas, jeigu mums nebūtina pas save turėti, mes galim ir čia suformuoti ir pasižiūrėti tas žemėlapis. Tai, kad mes išrinkom administracinę teritoriją, žemėlapis yra aktyvus ir tiesiog pereinam į žemėlapio kūrimo dalį. Tegu būna savivaldybės visos, čia mes pasirinkam, ką mes norim matyti. Aš gal pasirinksiu paskutinių metų, visų automobilių, vėlgi 5. Kaip iš praktikos matau, kad 5 intervalų statistika yra pats tas, dažniausiai būna kartais 4-6 naudojam, bet optimaliausias variantas tai yra 5 intervalų. Pakeisim spalvą ir pažiūrėsim, ką mes gavom. Mes gavom iš karto greitai žemėlapį su vienu rodikliu, kur mes matom čia legendą ir jau galima pasižiūrėti kažkokiu analizę pravesti vizualinę. Matom, kad miestuose aplink miestų iš tikrųjų lengvų automobilių yra daugiau negu periferinėse kažkokiose tolimesnėse teritorijose. Tai, kad mes pasirinkom ne vieną rodiklio keli, gal mes norim matyti kažkada ant to žemėlapio. Tai galim sudėti ir daugiau.
pavyzdžiui, palyginkim, stulpelinę diagramą paimam, tai yra geriausia lyginimo kažkokiu 2 metų rodiklių, gal kažkokiu panašiu. Ir pridėsiu aš 13 jau 1000 gyventojų, 13 metus ir dar vieną rodiklį, jau 1000 gyventojų, 14 metus. Ir pasižiūrėsim, ką mes gavom. Ir mes gavom tokią situaciją, iš tikrųjų labai tikėtina mes galim, kad pasižiūrėt, kad 13 metų iš tikrųjų mašinų buvo 1000 gyventojų daug daugiau negu 14 metų. Jeigu mes prisimenam, dėl ko tai buvo. Regitra pradėjo išregistruoti mašinas, kurios nenaudojamas. Ir iš tikrųjų labai didelis matosi tas skirtumas, kad visur sumažėjimas. Jeigu matyti per metus, tai irgi labai gražiai matysis tas. Bet vėlgi, ta prasme, ką mes dar galim pasižiūrėti šito aplikaciją. Pasižiūrėti, pavyzdžiui, visą informaciją apie kažkokią savivaldybę. Ir šiaip Neringoje pas mus visą laiką labai įdomi tokia situacija būdavo, kad 13 metų prieš išregistravimą 1000 gyventojų buvo 1078 mašinos. Tai iš esmės reikštų, kad kiekvienas žmogus, netgi mažas vaikas, turėjo po mašiną, o kai kurie ir 2 turėjo. Bet vėlgi, taigi galima pradėti iš karto galvoti priežastis, dėl ko tai buvo. Vėlgi, Neringa reikia mokamas pravažiavimas. Visi registruoja tenais, kad gauti nemokamą pravažiavimą į Neringą. Vat ir visa situacija, dėl ko ten gaunasi, kad 1000 gyventojų gaunasi labai daug automobilių. Po išregistravimo regitros jų sumažėjo, bet vis tiek tai liko didžiausias skaičius Lietuvoje iš tikrųjų. Palyginus, jeigu mes su Vilnium palyginsim, dėl įdomumo tokio, pasižiūrim. Ja. Tai mes matom, kad Vilniuje iš tikrųjų 1000 gyventojų yra tik tai 324 automobiliai. Tai yra 3 kartus mažiau. Tai vis dėlto Vilniuje atvažiuoja jauni žmonės, gal ir moksleiviai, kurie dar nevažinėja su to mašinom ir visi daugiau vis dėlto naudoja viešojo transporto. Dėl to tas maršrutų planavimas su viešaisiais transportais tikrai aktualu tokiems miestams dideliems kaip Vilnius. Tai vėlgi, po šitie duomenys, jeigu mes norim, mes galim juos pasimti pas save, analizuoti pas save desktopą, jeigu norim, mes galim analizuoti ir čia. Visi duomenys šitie atviri, paprastai pasiimami ir paprastai naudojami. Kur mes dar turim duomenys, kurias galim laisvai panaudoti? Mūsų portale, to parodysiu dar vieną vietą, tai yra jau statistiniai rodikliai žemėlapiuose ir detalioji statistika. Tai yra aplikacija pateikti, būtent šiai dienai tai yra tik surašymo duomenys čia pateikti. Šito aplikacijai ir tai yra gyventojų ir žemės ūkio surašymo, galima per tai pereiti, galima per tabus. Čia yra parodyti visi rodikliai, kuriuos galima čia pamatyti. Žemės ūkio surašymas tai yra pateiktas burbulinėmis diagramomis ir jis yra keičiant mastelį keičiasi ir išsiskaido tos burbulinės diagramos, štai apskaičių, po to pagal savivaldybės, gyvenamasis seniūnijas ir gyvenamasis vietovės. Kaip matom, iš tikrųjų noriu parodyti jums, kad mes naudojam pagrindą, tai yra vėlgi laisvoji paslauga, kurią mes paėmėm servisą, mums davė vis centras ir mums dabar nereikia, pavyzdžiui, rūpintis duomenis atnaujinti, neatnaujinti, mes visą laiką gaujam naujausią rezultatą ir patiems nereikia kurti to pagrindą. Vėlgi, geras bendradarbiavimo pavyzdys, kada mes ir savo duodam nemokam, bet taip pat gaunam ir iš kitų. Ir gyventojų surašymas pas mus pateiktas gardelėmis. Yra gardelės nuo 10 km iki 100 metrų. 1 kilometras dengia visą Lietuvą ir vėlgi čia yra visi rodikliai, kuriuos mes galim pamatyti ir pasižiūrėti pagal gardeles. Kaip matom, vėlgi netgi 10 km gardelė jau išryškėja tokie dalykai, neturit administracinės teritorijos kaip dideli miestai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labiausiai tamsiausiai šitie 6 mūsų miestai. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus. Ir taip pat, kurie mažiau tamsus, tai yra visi kiti Lietuvos miestai, kurių Lietuvoje yra, miesto statusą turi daugiau negu 130, atrodo, kažkiek miestai. Bet vėlgi netgi iš 10 km gardelės mes jau tai galim pamatyti. Vėlgi artinant gardelės dydis keičiasi ir 1 km gardelė dengia visą Lietuvą. Tai kad šitie duomenys 1000, jeigu metrų ant 1000 metrų bus visai Lietuvą pateikti. Kur yra tuščios vietos, automatiškai žmonės ten negyvena. Ir neturėtų turbūt, nes tai yra miškai, ežerai ir visas kitos pelkės ir taip toliau. Bet tokių vietų nėra mažai Lietuvoje. Taip pat gardelė yra 500 ir 250 metrų, kurie dengia visus absoliučiai miestus. Vat kai 10 km gardelė buvo, matom maždaug miestukus. Tai yra va šitas būtent duomenys, jau dengs visus irgi miestelius, kur galima bus palyginti.
Tiesa, ant gardelės paspaudus mes aišku galime matyti tikslų skaičių, būtent šitoje gardelėje, būtent va čia gyvena 1044 žmonės. Ir turim gardelę 100 metrų. 100 metrų gardelė dengia 6 didžiosius miestus Lietuvos. Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys, Klaipėda ir Alytus. Taip, kad netgi iki 100 metrų galima pasižiūrėti teritoriją didžiosiuose miestuose. Galima, būtent aplikaciją galima palyginti, pavyzdžiui, vyrų ir moterų, taip, gardelės. Vėlgi, pagal spalvą kai kur matosi, kad iš tikrųjų moterų gardelės būna biški tamsesnis negu vyrų. Ir dar viena funkcija iš to, galbūt jinai naudinga yra žmonėms įvairaus profilio, tai yra galimybė apibrėžti teritoriją. Mes galim apibrėžti teritoriją, laisvą, kokią mes norim, galim kelis, kur bus paskaičiuota, kiek čia gyvena žmonių. Pavyzdžiui, šitoje 330 žmonių gyvena. Vėlgi mes galim palyginti kelis pagal, pavyzdžiui, amžiaus grupės. Čia pasižiūrėti vaikai, būtent šitoje vietoje darbingo amžiaus ir pensinio. Tai vat mes matom, kad būtent šitam rajone pagrindinė masė sudaro darbingo amžiaus žmonių, bet taip pat vaikų nėra mažai, apie 160, o pensinio amžiaus tik tai 30, tai reiškia vis dėlto tai yra naujos rajonas ir automatiškai galima pasakyti, greičiausiai naujos statybos, greičiausiai netoli turėtų būti dideli prekybos centrai, jaunos šeimos ir visi, ta prasme, kad bus pakankamai mokus ir viskas bus tvarkos iš tų rajonų šiuo atveju. Tai va, dabar visi duomenys, kurie jūs čia pamatėte, jas galima parsisiųsti iš GIS duomenis. Tai yra grydai pagal dydį arba visą rinkinį, taip pat ir taškinius duomenis žemės ūkio surašymą. Ir dar vieną norėčiau jums parodyti tokią dalyką. maps.lt.maps.gis.com. Tikiuosi teisingai surašiau. Tai yra nauji irgi, kaip mūsų duomenys, tai kad jie laisvi, prieinami laisvai, kitos institucijos irgi gali paimti ir padaryti kažką naudingo. Kaip ir NetBalticas paėmęs mūsų duomenys, padarė visai naudingą dalyką, padarė iš tikrųjų servisus, paslaugas, kurias gali vėlgi visi naudotis, kur yra statistika, tiesiog galima online pasiimti arba pas save desktopą pasiimti tas servisus ir naudoti, analizuoti tos duomenys. Vėlgi va taip. Taip ir norėčiau pabaigti turbūt savo pristatymą. Taip. Andrius, jeigu leidžia. Taip, nes oficialiosios statistikos nuostatas, ar kaip ten jie vadinasi, parašyta, kad ta prasme informacija teikiama pagal administracinės teritorijas. Seniūnija, gyvenamoji vietovė, tai nėra oficialiai apibrėžta kaip administracinė teritorija. Tik tai visose tose teisinėse aktuose administracinė teritorija baigėsi savivaldybė. Tai dėl to oficiali statistika nerengiama pagal tos. Nors tikrai yra užklausų ir norų, kad jinai būtų detalesnė, bet pakol kas šiai dieną mes galim detalesnę pateikti tik tai po surašymo. Taip, tai yra gardelės, taip būtent. Tai yra iš surašymo duomenės, tai yra buvo, jeigu įdomu, kaip tai buvo padaryta, kaip tikslumą įvertinti, tai iš tikrųjų buvo sužymėtas kiekvienas pastatas ir adresų registras buvo paimtas ir duomenų bazė tada nebuvo dar visa Lietuva adresuota. Buvo paimti visi pastatai, kurie atsirado jau GTB10, buvo jie sukoduoti ir kada žmogus ėjo tiesiog per visus surašinėtojus, įžymėjo pastato kodą ir automatiškai kiek ten gyveno žmonių, būtas ir taip toliau, dėl to tai yra buvo iki taško lygmens surinkta informacija ir taip po to jinai buvo agreguota į gardeles, tai kad iš apačios į viršų agreguojama. Ir šiai dienai mes galim pateikti informaciją pagal tos rodiklius, kurie buvo anketui, arba kurie čia parodyti bet kokie teritorijoje, jeigu reikia žmonėms, atsiunčiamus informaciją mes agreguojam iš tikrųjų. Nes praktika yra bendradarbiavimo ne su viena įstaiga, paskutinė turbūt buvo Sveiko Lietuva, kada irgi vėlgi agregavom duomenis Vilniaus miestui pagal įvairias rodiklius ir jie dabar urbanizacijos lygis skaičiuoja, kaip suprantu. Tai va, tai duomenys pakankamai tikslus, bet tai yra dabar reikia vertinti, kad tai yra 11 metų duomenys. Ačiū, Jana. Duomenų šaltinių yra labai daug.
kartais mes juos turime ir net patys nežinome, ką turime, bet ką pademonstruoja Jana, kad vienoje vietoje juos sukūrus, jie tampa pasiekiami tai viename portale, tai kitame portale, vadinasi, kad tai jau suvokiama, kad duomenimis arba rezultatais, kuriuos sukūrėme, reikia dalintis. Ir paskutinis iki kavos pertraukos pranešimas, tai matyti iš skaidriausios institucijos Lietuvoje, Transparency International Lietuvoje atstovas Karolis, papasakos, kaip valstybės duomenys panaudojami ir atviri duomenys panaudojami formuojant viešosios politikos stebėseną. Prašau, Karolį. Tiesiog internetu. Aš gal užkrausiu tiesiog pasakojimus. Arba galim dabar užkrauti viską. Aš tik tai. Okay. Gerai, ačiū labai. Labas rytas visiems. Mano vardas Karolis. Aš esu iš tokios organizacijos Transparency International. Tikriausiai galbūt nors yra tekę girdėti tokį vardą, galbūt geram kontekste, galbūt ne visai geram kontekste, skandalų kontekste, bet realybė yra tokia, kad mes esam tokia nedidelė, kukli nevyriausybinė organizacija. Mūsų yra viso labo 8 šiuo metu pilno etato jauni žmonės, maždaug amžiaus vidurkio tokio kaip aš, ir labai dažnai šitam atvirų duomenų pokalbėje mes girdim apie tai, kad čia duomenis paleisim ir staiga nevyriausybinės organizacijos, žurnalistai, apie verslą dabar galbūt nekalbėsiu, ir šiaip aktyvistai tos duomenys ims ir pradės naudoti. Tai labai dažnai ta realybė nėra tokia, labai dažnai reikia laiko tam, kad tos duomenys pradėtų naudotis, bet mes esame tikriausiai, ir ačiū Andriui ir organizatoriam už kvietimą, tikriausiai viena iš organizacijų, kuri tos duomenys tikrai ima ir kažką bando iš to padaryti. Tai aš pats esu ir tokios EPSI platformos, viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo platformos Europos komisijos struktūroje korespondentas Baltijos šalims, ir taip pat esu ir atviros vyriausybės partnerystės, tokia yra Open Government Partnership, vadinasi tokia iniciatyva, kurios rėmose Lietuvos vyriausybė yra įsipareigojusi atverti kiek įmanoma daugiau savo duomenų, o konkrečiai šnekant tiesiog sukurti šiemet atvirų duomenų teikimo modelį. Tai su Andrium kalbėjom apie tai, apie ką čia pasakoti, ir tikriausiai nutarėm, kad paprasčiausia bus, jeigu aš šiandieną šnekėsiu kaip nevyriausybinės organizacijos atstovas, kuris tos duomenys ima, naudoja ir galbūt gali jums papasakoti labai trumpai, ką su tais duomenim galime padaryti. Tai tiek galbūt pradžiai, pradėkim tiesiog, eikim iš karto prie įrankių, pradėkim nuo, tarkim, nuo tokio įrankio, kurio pavadinimas yra manoseimas.lt. Tai jisai nėra naujas, mes jį kiekvieną nuolat atnaujinam, ir dabar mes šiom savaitėm vėl keliame naują informaciją. Esmė jo yra paprasta. Mes bandome paimti iš lrs.lt duomenys ten, kurie yra, jie vis dar nėra atviri, mes turim juos skleidint. Ir kol kas tas pokalbis su jais nėra labai paprastas, nes jeigu jie ir nori tos duomenys duoti, tai prašo sutartėlę pasirašyti. Mūsų organizacijos pozicija yra tokių sutarčių mes su Seimu nepasirašysim, todėl tenka apeidinėti aplinkiniais būdais, jie su tuo sutinka, mes su tuo sutinkam, ir kažkaip mes gražiai bendradarbiaujam ir kuriam štai tokį įrankį, kurio, tarkim, nauda gali būti tokia. Tu ateini į tinklapį ir matai 3 pagrindinius dalykus. Vidutinis Seimo narys šioje kadencijoje dalyvavo kas antrame balsavime, jisai pasisakė 250 kartų ir jisai pateikė vidutiniškai 49 įstatymo projektus iš visos statistikos, kurią mes paėmėm iš lrs.lt. Dabar, jeigu norime sužinoti giliau daugiau, mes matome, tarkim, paspauskime ant žmogaus, kurio galbūt yra didesnė tikimybė, kad mes visi iki vieno galbūt nepažįstam, tarkim, socialdemokratų frakcijos narys Mindaugas Bastys. Matome, kad Mindaugas dalyvavo 55% balsavimų, lyginant su kitais Seimo nariais, jisai dalyvavo daugiau negu 58% kitų Seimo narių. Reiškia, jeigu skirtume per pusę, jisai Mindaugas turbūt yra vienas iš pavyzdingesnių Seimo narių.
Šnekant apie aktyvumą diskusijose, Mindaugas pasisakė 247 kartus nuo kadencijos pradžios. Ilgi pasisakymai, kas yra daugiau negu 50 žodžių, tai ne tik tai reakcijos sutinku, nesutinku, balsuokim, nebalsuokim, jisai pasisakė daugiau negu pusę. Ir šiaip, lyginant su kitais Seimo nariais, tai yra pirmajam trečdalį. Toliau jisai pateikė 18 teisės aktų projektų, 3 buvo priimti. Tai jo sąlyginai, nežiūrinti turinį, turėkime omeny, kad čia yra viso labo statistinė analizė. Neaišku, ar tai yra geras darbas ar blogas, nes neaišku, ką tie priimti įstatymo projektai, ką jie iš tikrųjų ten daro ir koks jų yra poveikis. Bet šiaip jo įstatymo priėmimo sėkmė yra 17%. Ir Mindaugas šiaip yra, jeigu skirtumėm per pusę sėkmingus, nesėkmingus, tai jisai būtų vienas iš sėkmingesnių. Galime daryti prielaidą, kad tikriausiai, kad priklauso valdančiai koalicijai. Dažniausiai Mindaugas teikia savo įstatymo projektus kartu su šiais žmonėm, su Remigijum Žemaitaičiu, su Teišerskyte, su Skarbalium, su Petrauskiene ir su Simulik. 5 žmonės, su kuriais jisai dažniausiai. Toliau mes galime pamatyti, ką jisai pateikė, konkrečiai kokius projektus, galime pamatyti, ar buvo priimta ar nepriimta, galime rodyti tik priimtus, tarkim, šituos 3 pamatysim. Galime pamatyti tai, ką jisai šnekėjo konkrečiai kiekviename iš posėdžių, galime pamatyti, kaip tai atrodo kontekste. To turėsime štai. Kaip tai atrodo kontekste. Ir galiausiai galime matyti jo politinius sprendimus. Čia jau yra sudėtingesnis pokalbis su politologais, dažniausiai Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ir prieš rinkimus planuojam padaryti dar vieną tokį ėjimą, sugrupuoti visus jo balsavimus ir parodyti, kaip kiekvienas Seimo narys balsavo ryšium su tam tikra politinė tema, kuri buvo aktuali visuomenė. Ir tada galėsime ateiti, pamatyti, paspausti ant taip, kaip jisai balsavo, pačiam prabalsuoti ir pamatyti, kiek mūsų balsavimas sutampa su vieno kito Seimo nario balsavimu arba frakcijos balsavimu. Ten yra be abejo daug rizikų, bet daug ir pagalbos žmonėms suprasti, o kaip iš tikrųjų kas per veikla ta Seimo yra ir kaip jinai artima man kaip rinkėjų. Tai toksai yra mano seimas.lt sekantis žingsnis, kurį mes darome šiuo metu, tai bandome parodyti įtaką, kuri yra daroma Lietuvoje įstatymų. Tai yra visiškai nematytas dar dalykas, čia yra didžiulis, atvirai pasakysiu, eksperimentas, patys bandome suprasti, kokius duomenys iš Seimo svetainės mes ištraukėme ir kokius duomenys iš Vyriausios tarnybinės etikos komisijos mes ištraukėme ir ką su to daryti. Bet iš principo matome 35 registruotus lobistus, kurie, tarkim, paveikė 55 įstatymus, tai reiškia pateikė pasiūlymą įstatymui ir kurie turėjo 14 užsakovų. Visus tos duomenys galime matyti ir toliau, tarkim, galime pamatyti, kas iš kitų veikėjų, iš tokių organizacijų kaip mūsų ar iš kitų institucijų ar organizacijų teikia pastabas ir valstybinės institucijos, kurios teikia pastabas dažniausiai pagal savo kompetenciją. Trečias, paskutinis dalykas, labai greit, kurį norėjau parodyti prie mano Seimo, yra, mes atnaujinam balsavimo duomenis, kas, nepasakysiu tiksliai, mažiau nei kas minutę tie duomenis ateina pas mus ir galime matyti už kiekvieną balsavimą, kaip tas balsavo vizualiai, tiek frakcijomis, tiek Seimo nariais. Tai gal tiek prie mano Seimo, tam, kad negrįžti vėliau, jeigu yra kažkokių paaiškinimo klausimų iš karto dėl to, ką įrankis daro, galbūt dabar yra kita proga. Ten, tarkim, Seimo nario aktyvumas ir taip toliau, ar galima, pavyzdžiui, gauti Seimo narių sąrašą pagal aktyvumą rūšiuoti? Ne, čia yra labai yra jautru, nes viena vertus tu norėtum tai daryti, antra vertus aktyvus Seimo narys, kuris dalyvauja, ar tai, kad, tarkim, gerbiamas Algirdas Butkevičius yra ministras, turėtų reiškia, kad jisai bus tikriausiai mūsų sąrašo apačioje, nes jisai nedalyvauja daugumoje balsavimų, tokia yra realybė. Tai viena vertus mes tai leidžiam padaryti štai. Antra vertus mes to nepozicionuojam kaip pagrindinės žinutės, kurią norime parodyti ir staiga čia prikalpusius prie kryžiaus. Bet šiaip taip, pagal kiekvieną iš šitų kriterijų galime ir pagal aktyvumą, ir pagal teikimo sėkmę. Čia matome aiškės tendenciją, čia yra valdančioji koalicija ir šiaip įtakingi politikai. Tiek, kad neįsivaizduoju tada su mano Seimu. Sekantis toksai smagus dalykas yra
Stirna.info. Stirna ne šiaip gyvuliukas, Stirna yra spauda, televizija, internetas, radijas, naujienų agentūros. Tai tiesiog atsitiko, kad visos žiniasklaidos priemonės ir jų pirmosios raidės sukrito į žodelį Stirna. Tai pagalvojom, pabūkim drąsus ir kažkaip pavadinkim šitą įrankį Stirna. Taip, ir lengvai įsimenama ir kažkaip galvojom, kad nuteksim, bet nei blogų komentarų per daug nebuvo. Tai džiaugiamas, kad padarėm. Esmė yra tokia. Norėjome visame šitame fone informacinio karo, yra aišku, kad Lietuvos žiniasklaidai, kaip ir bet kokioje kitoje šalyje, žiniasklaidai yra daroma įtaka. Mūsų tikslas buvo padaryti, paklausėm savęs, ką mes galim su tiesiog keliais tūkstančiais eurų biudžetų projektų padaryti kažką tokio prasmingo, kad prisidėti prie to aiškumo žiniasklaidoje Lietuvos, kad žmonės galėtų suprasti, kokio tipo, kokios rūšies žiniasklaidą jie skaito. Tai ką mes padarėme? Mes paėmėm iš Kultūros ministerijos duomenys apie žiniasklaidų savininkus ir iš Radio televizijos komisijos apie žiniasklaidos savininkus. Šiaip, kad suprasti tą duomenų kontekstą, mes šitos duomenys pradžioje ėmėme tiesiog iš Kultūros ministerijos žurnalais, nešėme juos į biurą ir su savo savanorių komanda nurašinėjom. Pirmosius metus mums tai truko turbūt 9 mėnesius, 90 mėnesių tos duomenys surinkti, kai jeigu būtų atviri duomenys, tai, neleisit man suklyčia, tikriausiai būtų 1-2 darbas. Ir padarėm dalyką, kuris leidžia, tarkim, suprasti, kokį čia, tarkim, Respubliką. Paspaudęs ant, tarkim, Respublikos spaudos, gali pamatyti labai tokį kompleksinį tinklą visų žiniasklaidos priemonių, kurios vienaip ar kitaip yra susijęs su Respublikas. Stiprybė šito įrankio, kad tu gali suprasti, kam žiniasklaidos priemonė ne tik tai UAB-ui kokiam priklauso, bet tu gali matyti ir galutinius jos savininkus. Tai yra aišku, kad Respublika yra išeina iš UAB Respublikos leidiniai, priklauso 2-3 žmonėm, Vitui Tomkui, Justinui Tomkui ir Rydžiui Tomkui. O šitas, tarkim, jeigu norime suprasti, kam priklauso, tarkim, Vakarų Ekspresas, irgi galime matyti, kad galiausiai viskas atsiremia vis tiek į pačius žmonės ir įdomybės prasideda, aišku, jau tokiam vietiniam regioniniam lygmenį, kai, nežinau, galime įvesti, tarkim, pačią galbūt Klaipėdą. Aš dabar nesu, čia, sakant, nežinau pats mintinai tų tinklų, bandau atspėti kažką įdomaus. Bet, tarkim, Klaipėdos spauda, galim pasižiūrėti ir mes čia ką nors įdomaus pamatytume. Reikėtų jau žiūrėti, ką tai reiškia. Klaipėda reiškia priklauso Diena Media News. Reikia žiūrėti, kam šitie UAB ir žmonės, kas jie yra tokie ir kas šitie yra žmonės, tam, kad suprastum, ką tu galiausiai skaitai ir kokie galima interesai slypi už vieno ar kito interneto ar bet kokios žiniasklaidos priemonės. Tai tos duomenys turim nuo 96 metų savo pirščiukai surinkiam. Konkretus poveikis, kurį pasiekėm kaip organizacija, yra tokia, kad Kultūros ministerija jau pradėjo tvarkyti su savo duomenim ir mums teikti tos duomenys kiekvienais metais jau tokiais protingais formatais atsiunčiau ir Excelio lentelę mums pasitvarkyti, patiems pasidėliot. Radio televizijos komisija taip pat. Tai pokalbis yra toks, kad jie dabar skelbdami naujus informacinės savo sistemos atnaujinimus į viešųjų pirkimų specifikacijas tikriausiai traukinės atvirų duomenų teikimo galimybę kaip vieną iš specifikacijų reikalavimų. Tai viena vertus eismo, kaip sakant, trafiko susilaukia šitas įrankis žmonėms yra tikrai naudingas, mes gaunam kiekvieną dieną ir jisai yra augantis ir jau dirbam paskutinius 3-4 metus su juo, matome reikalingumą, kita vertus yra aiškus konkretus poveikis, kai tu padedi institucijai suprasti, kodėl verta tos duomenys atverti ir ką su jais galime padaryti. Trečias dalykas, kurį labai greitai norėjau parodyti, yra įkvėpti savo Stirnos sėkmės, sukūrėm įrankį Jurgio kepurę. Padarėm štai tokį dalyką. Ištraukėm visas vyriausios rinkimų komisijos
rinkimų deklaracijas. Kiekvienas žmogus kandidatuojantis rinkimuose, jisai turi pateikti savo pajamų deklaracijas, interesų deklaracijas ir užpildyti tam tikrą anketą apie savo biografiją, apie šeimą ir panašiai. Pirmąją problemą, kurią sprendėm, yra tokia, kad iš principo aš pats esu iš Klaipėdos, bet jeigu manęs paklaustų bent vieną, tarkim, Klaipėdos, bent vieną, kelis tikrai pasakyčiau, bet aš nepasakyčiau, kai kuriam šitą įrankį, tarkim, kokios yra grupės partijų mano miesto Klaipėdos tarybų. Tai pirmas dalykas, mes bandėm parodyti žmonėm paprastai aiškiai, kaip atrodo partinis išsidėstymas jo miesto taryboje. Tai tu gali tai matyti, tarkim, štai tokiam gėlytėm. Čia yra Vilnius, tikriausiai rodomas. Štai, matai, kad šita partija yra didžiausia. Matai, kad šita partija yra didelė, štai toliau matai, kad štai yra krikščionys, yra visai nemaži. Ir va taip gali suprasti maždaug, kas čia per žmonės, kokios pavardės yra tavo savivaldybės taryboje. Toliau, kiekvieno iš žmonių paspaudus, tu gali pamatyti šiek tiek duomenų apie jį. Tai tarkim, gali pamatyti, ar jisai vedęs, ar jisai teistas, neteistas. Tu gali pamatyti bendrą sumą jo deklaruojamų pajamų ir tuo metu, kai jisai kandidatavo, jo darbo vietą. Tai, daugam tai yra toksai ne iki galo galbūt patogus pokalbis, bet tie duomenys yra vieši, jie yra visiems prieinami. Klausimas, ir šiaip bendra tokia įžvalga iš pastarųjų metų darbo su atvirais duomenim, kad labai dažnai mūsų valstybinės institucijos maišo dvi pagrindinės sąvokas. Viena vertus yra prieinamumas ir viešumas. Tai prieinamumas yra viena, kai tu turi kažkaip vrk.lt suprasti, turėti aukštesnį negu vidutinį išsilavinimą tikriausiai tam, kad suprastum, kaip surasti tą skaičiuką, kuris tau įdomu. O viešumas yra padaryta tie duomenys ir informacija taip, kad žmogus su vidutiniais interneto vartotojo, tarkim, gebėjimais gali tą informaciją kažkaip aiškiai surasti, suprasti ir naudoti. Nes, pabrėšiu, kodėl tai yra reikalinga, kad vis dėlto šitos kategorijos informacijų, apie kurias mes šnekam, yra tiesiogiai